Seansą atėjo klientas su panikos atakomis. Didžiausios jo baimės arba didžiausia jo baimė buvo numirti. Nepamatyti, kaip užaugs vaikai. Dirbant su panikos atakomis visą laiką reikia atrasti, ko labiausiai aš bijau tuo metu. Uždūsti, numirti, išprotėti ir kokios, kaip man atrodo, pasiekmes gali tai atnešti. Ne? Nes mes bijome kažkokių save pajusti tenai. Na ir žodžiu, pradirbome tas baimės, dar ir kitas baimės pradirbom. Ir jau po 2 seansų sakė, kad sumažėjo minčių srautas galvoje, automatiškai tapo ramiau, mažiau nerimo. Ir, kas svarbiausia, sako, tai yra susinormalizavo miegas. Pagaliau miegu, sako jis. Ir tai jau daug reiškia, nes kai tu įsimiegi, tai automatiškai tu ir pailsi, ir atgauni jėgas, ir jautiesi daug geriau. Panikos ataka tai yra pasiekmė. Tai yra jūsų psichikos gynybos mechanizmas.